Papildomai stiprinančias organizacijas, nevyriausybinėms organizacijoms būtų galima perduoti ir tam tikras funkcijas, kurias šiandien įgyvenima miestas, pavyzdžiui, per sterilizacijos programos vykdymą. Kalbant apie šunų aikšteles, tai tikrai kai kuriuose rajonuose yra didelė problema, nes gyventojų turi poreikį, pavyzdžiui, Naujamiestyje, tai tikrai bendradarbiaujant reikia tokių vietų ieškoti, bet man atrodo, keturkojų savininkams ir augintiniams labai svarbus yra sporto aikštelės, kur tiesiog būtų galima be pavadėlio paleisti šunį palakstyti aptvertoje teritorijoje, o šeimininkai ant suoliuko galėtų gerti nealkoholinį alų. Ką galėtų gerti? Nealkoholinį alų. Na, viešoje vietoje tai negalima. Ir kita dar svarbi problema, atsakant šitą klausimą, yra galbūt ir šunų nuodijimo problema, kuri pastaruoju metu yra plačiai nuskambėjusi viešoje erdvėje. Tai Seimas turi priimti reguliavimą dėl žiurknuodžių laisvo pardavimo tiesiog prieinamumo. Ir labai apmaudu, kad Seimas pateikimo stadijoje nepritarė, nors Laisvės partija šitą iniciatyvą palaikė. 10 sekundžių apie fejerverkus. Fejerverkų draudimą palaikau, teisinga pastaba dėl nacionalinio reguliavimo, bet miestas gali įsteigti ir numatyti zonas, kuriuose fejerverkai nebūtų galima jų leisti. Ačiū. Paskutinis klausimas video, jį pirmas atsakinės Tomas ir tada į kitą pusę keliausim su atsakymais. Klausimą pristato Lietuvos nacionalinis muziejus, o patį klausimą įgarsinsiu aš pats. Prašau, dėmesio į ekranus. Gedimino laikais Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo paskutinė pagonybės sala krikščioniškoje Europoje ir dėl to patirdavo nuožmius Vokiečių ordino antpuolius. Siekdamas išvengti puldinėjimų ir kurti savo šalies politiką, kunigaikštis Gediminas savo laiškuose išreiškė pasiryžimą apsikrikštyti, tai yra integruotis į krikščioniškąją šeimą. Vis tik politinė aplinka taip pat darė spaudimą Gediminui nepriimti krikšto. Stačiatikiai, nes daug kunigaikštystei priklausiusių žemių išpažino šį tikėjimą, taip pat žemaičiai, kurie tvirtai siekia išlaikyti pagonybę ir dar kai kurios matyt mums nežinomos sąlygos. Todėl popiežiaus pasiuntiniams atvykus